Vilniuje nufilmuotos konkuruojančių įmonių maisto kurjerių grumtynės. Vienas jų pastūmė konkurentą, atėmė krepšį su maistu ir numetė jį iš aukštai apačioje esančią aikštelę. Ką, už Volto kurjerį ar už Bolto kurjerį esat? Jeigu matytumėtės, kad p***nasi du kurjeriai. Už Bolto? Aišku. Štai kokia scena nufilmuota prieš kelias dienas Vilniaus viduryje. Susikibo du maisto kurjeriai. Štai taip ir baigėsi konfliktas Konstitucijos prospekte be didesnio kraujo praliejimo. Girdi, ko galėtumėm pirmą YouTube video padaryti? Aš tai norėčiau, jog būtų fake news. Su pirmu video turėtumėm žengti stipriai, kad rašytų žiniasklaidos. Alio, Deivi. Sugalvojau. Davai padarom 2 kurjerių muštynės sufeikinam. Gerai, tai video reikės žmogaus trečio, kuris filmuos tą viral video. Kaip tik po ranką buvo. O, patogiai. Patogiai gaunas. Tada reik mum Bolt krepšio kurjerio. Irgi buvo Labai pasidėjęs. patogiai. Tada reik... Ai, stop. O prie Bolt krepšio labiausiai tinka sportinė apranga. Nu taip. Kaip ir vis. Tada reik Volt striukės. Irgi, žinok, parvežė iš Anglijos. Nušaunuolis. Ir paskutinis dalykas, ko reikia, tai Volt kuprinis. Kurjerio. O dėl šito, žinok, aš nelabai neturiu. Nebus? Ai, tai nereikėjo, žinok. Gerai, tada aš einu. Nereikės Volt striukės reikės, kuprinis nereikės. Ir viskas, važiuojam filmuoti, nusifilmuojam video, tada jau darysim strategiją, kaip padarysim tą video viral. Taip, tai dabar mes keliamės į įvykio vietą. Kaip aš mėgstu sakyti studiją. O kaip aš sakau, į... Na, ten kart. Čia galbūt bairis. Bet čia nesimato jokių restoranų. Ten yra Sushi Express. Jeigu pamėgintumėm užeiti už Sushi Express ir tipo mušamės už kavinės. Galim pamėginti. Turim dar siubytės ingredientų. Mėginsim išpilti ją. Nežinau, ar pavyks, bet pasiruošęs. Galėsim bandyti čia štai numesti krepšį. Ką būdėti, tai... Tai aš esu Volt vairuotojas. Jo. Tai aš metu tada tavo krepšį. Jo. Na taip šiandien. Tai tada aš tave nuverčiu ir metu krepšį, ar tu mane nuverti, aš atsistoju, supyksiu ir numetu krepšį. Jo, bet bus blogai čia voliuotis ant žemės. O kur reikia voliuotis? Tai biški čia ant žulytis gal galim. Čia toks gabalik žaly. Nu tai koks skirtumas? Artėja viral vidosas, kur rašys straipsniai, bus daug reportažo apie tai ir paskui atskleisim, kas tai padarė. Ne pavasarį šiandien atėjo. Galim pažiūrėti, parodyk. Šiandien yra ne pats geriausias oras, kiek turim. Tai bet ne pats blogiausias. -9, nėra -13. Turim ištverti tokį šaltį vien dėl to, kad nepais vidosas galimai. Pais. Rašys TV3. L-Ryts parašyt man švisoje. Tau ir toks. Kad tavo video patalpint. Čia yra Tomas Švankulis. Ne Tom, Nerijus Švankulis. Renkitės vyrai drabužius. O čia, ne Švanki. Tiesiog gražus džempas. Gražiausias striukytro salė. Oficialus Bolto atributas. Tiek netikroviš. Atvaro vis laik su sportiniais drabužiais. Ne žiemą. Ledo Ir kur? dviračių prasileidžia. Yra vėsoka. Tau nėra šalta, 10 km. Aš turėjau pirštinį šiandien. Kiek operatorius duotum iš 10 balų sistemos man? 5 eurus arbatas. 5, o dabar? 10 eurų. Evoliucionuoja į geresnį Voltą. Atrodo, kad dirbi kokias 4 įmonėse. Šiek tiek turim ir... O, čia daugiau renkas kabras. Čia yra sriuba. Visgi negali tuščiau varyti kurjeris. Ai, oi paleisiu į tave. Ne, bet jau tada tau tas krepšys irgi turbūt padėtų jau muštinių metų. Ne, tai tu numesi mane? Ne. Tu numesi? Su krepšiu, tipo? Jo, nukris su krepšiu. Na gerai, o tai gerai, žiūrėk, aš tada kaip nors taip paimtai ir, nežinau, taip kažkaip. Tu turi užkristi ant tą krepšį, jau būtų jokingiausiai.
Pasakyk, jau viskas gavus, ne, nebereiktų. Bet negražiai padarai, kurjerį tu. Ne, fake. Nukritimas fake. Antras dublis. Tu dar greitai, kad aš nesitikėjau, kad tu nusimušti. Ai, nepermečiau čia. Suprantu, tu krepšį pažiūrėk. Galima? Pastovi, tai ir Kur dėdė, tu to susitvarkyk. Oi, geras. Vienintelė problema, iš ko kas čia gali būti, kad buvo žmonių, kurie filmavo visą šitą. Tai dar Bolt krepšį to reik pasiimti. Jeigu anksčiau paleis, kai mes persirengėm, tai nebus geriausia stacija. Ai, beje dabar. Palikom Bolt krepšį. Važiuojam keli dabar į visus tinklapius, žiūrėsim, kas gausis. Tikimės geriausia. Keliaujame į TikToką. Pradėkime nuo pavadinimo. Koks? Bus Nerijus Švank. Nerijus Šutis. Ne, Švank jau gerai. Nerijus Šv. Ne, SV. Va, S. Mes turim Nerijus veiką. Nerijus Švankiumas įkelia savo pirmąjį TikToką. Dėl ko bijom, kad gali TikToks ištrinti šitą video dėl smurto, nes labai mėgstu toks dalykus daryti, nežinau, tada turim bandyti rašyti fake situation. Beje, kas klausėt klausimą, kasgi tas operatorius, tai mes norim supažindinti. Tai yra garsusis Linas Kecorius. Tai dabar įkeliam į TikToką, dabar reik įkelti į žinių portalus. Tai gerai. Bet aš nežinau, gal palaukti su žinių portalais, kad tipo, jau jeigu pradės eiti TikTok'e ir tada, kad tipo, iš ten kažkas. Ne. Reikia. Dabar yra momentas, kai mes pažiūrėsim, kiek prisukom peržiūrų ar neprisukom. Tai yra po 7:24, yra lygiai 3 valandos praėjusios nuo įkelimo, tai arba video sprogo, arba tiesiog išikšlinė. Ir net nematė to video visiškai. Ir... Tu nuočiart! 6500. Kiek peržiūrų? Šiam 3000 peržiūrų, 6400 laikų. Tai Naglimantas jau yra prigautas. Užkibo Naglimantas, pradėjo iškipti vis daugiau žmonių, jau yra 11 000 laikų TikTok'e per tas pačias 3 valandas. Paplito Instagrame, tai tikėkimės geriausio, kad nueis iki ten, kur ir mes norime. Aš manau, kad nueis jau 100%. Ryte užėjęs į TikToką pamačiau liūdną žinią. Turim užreportintą mūsų video. Tai paspaudus mes galime matyti, jog vyras yra ir antrą kartą užreportintas. Bandėm atstatyti video, bet mums dėja nepavyko. Tai pabaigėm video su kiek peržiūrų? Apie 180 000 buvo, 18 000 laikų, komentaro irgi virš 200 buvo. Dėja tokios žinios, kad mūsų video sustojo ir daugiau nebeina. Gal kažkas įkels, tikėkimės geriausio, tai šiandien tokia dienelė. Pagaliau gavom gerų naujienų, įkėlė mūsų straipsnį tv3.lt, tai skambinu kolegai pranešti geras naujienas, jeigu dar nematė ir aišku, jeigu atsilieps. Sveikas. Ką veiki? Supratau. Matei straipsnį, kur atsinčiau? Ne, nežiūrėjau dar. Pažiūrėk. Messenger'e, ne? Jo. This is crazy. Turiu. Yes, finally. Man čia rytą buvo parašęs iš TV3. Ane? Porą dalykų. Tipo, ką mačiau, ką sakė, tai ne veltui klausė gal. Ai, tai viskas aišku. Nu tai gerai, dabar reikia tikėti, gal ir reportažą parodys. Nufilmuota, kaip Vilniuje susipeša Bolt ir Bolt maisto kurjeriai, sviedė krepšį su klientų maistu ir apsistumdė. Davai padarom 2 kurjerių muštynės. Sufeikinam, nueis per vis žiniasklaidas. Jo. Nors nieks nepatikės. Nieks nepatikės, aš manau. Nu, tikrai juokina. Apie tavo akis, apie tavo rankas, apie tavo širdis, paliek